Sveiki bičiuliai, skubu įstoti į eilę ir vėl ne pirmas, bet pozicija gera. Matau daug pardavėjų, taip pat ir žmonių, pirkėjų ateina. Tikrai bus smagus turgus, ieškosiu, žiūrėsiu ir jums viską parodysiu. Šį kartą įjungsiu lengvą muzikytę. Galėsite pasivaikščioti kartu su manimi, pažiūrėti, kas yra ant stalų, po stalais. Vėliau parodysiu, ką pavyko sumedžioti, ką surasti pigaus. Ir pabaigoje apžvelgsiu, ką pavyko parduoti per paskutinę savaitę. Gero žiūrėjimo.
Visi radiniai ant skrynios. Tiek pavyko sumedžioti. Apžiūrėsim nuo šito maišiuko.
Pamačiau blokelius. Sakau, kokią kainą. Sako, ar visų? Štai pasižiūrėjau, visų. 3 svarai. Tai sutikau, gerą kainą. Microsoft konsolė Xbox 360. 4 blokeliai. Čia dar buvo pultelis televizoriui. Nėra jis brangus, apie 4 svarus. Kontroleris. Jau padėvėtas. Bus dalim. Kažkam gal padovanosiu. Tie blokeliai po 10-15. Maždaug vertė. Šitas tiktais nustebino. Ladger amplifieris. Čia antenom jungti. eBay'ų jų yra apie 7. Pigiausias 30. Ant aukciono yra nustatytas, o kiti apie 60-50. Tai sakyčiau bingo. Labai gerai. Toliau baterijų pakrovėjai. Makita 2 Bosch. Mokėjau po svarą. Jų vertė apie 10-15. Šitas grotuvas Matsui su pulteliu. Nusipirkau už 2 svarus. Aišku, reikia patikrinti. Kažkur vertė apie 15. Baigėsi telefone atmintis. Šios dienos pirmas pirkinys šitą kamerą. 2 svarus paprašė. Bet matau, kad yra korozijos. Reiks valyti, žiūrėti. Kortelė 32 GB. Tai jau labai gerai. Vieną tokį radau eBay, 33 svarai. Toliau šitas, man atrodo, yra Google laikrodžio pakrovėjas. Jeigu klystu, pataisykit. NC 2686A5. Mokėjau 2 svarus. Šitie šaukšteliai. Svaras 50. Įdomus dizainas. Šiaip švarus. Švarus, blizgantis. Sheffield, England. Tikiuosi gauti apie 10. Lengvas pakavimas. Pigus išsiuntimas turėtų kainuoti. Toliau Monster Truck. 2 svarus mokėjau. Apie 18-25. Jų kainos tokios panašios. Taip pat ir šitas. Šitas laikrodis siūlė man pasimti už dyką. Sakau, ne, vis tiek. Svarą daviau. Sako, raktų nėra, bet aš pakračiau ir jie kažkaip atsirado, tie raktai. Atsirado raktai. Ai, bet čia kitoks. Ai, nežinau. Įdomu čia. O, skamba. Žodžiu, reikės tikrinti. Čia instrukcija. Kažkaip reiks prisukti.
žiūrėt. Mačiau, yra dalims po... Auč, rakštis. Auč. Įsibečiau ranką. Dalim yra po 10 svarų. Tai jau šis tas, aišku, čia nelabai gerai. Dar ką tik įsidūriau. Čia irgi nelabai gerai. Na, bet kaip bus taip, už svarą tikrai apsimoka. Pultelis irgi svariukas. Aišku, ne firminis, bet mačiau kažkas apie 7,12 jų vertė. Pasirodė gražus, permatomas. Tai. Mario. Sakė, veikia, viskas važiuoja. Carrera RC. Su pulteliu. Reikės tikrinti. Mokėjau 2 svarus. Už šitą mokėjau svarą. Čia nais yra DC. Nu, žodžiu, Batmano laivas. Trūksta žmogeliuko. Mačiau, 2 tokie yra įdėti. 20-22 su žmogeliuku. Tai labai džiaugiuosi, už svarą radau. Toliau šitie batai. Šitie batai yra dviratininkams. Mokėjau 3 svariukus. Lygiai tokių pačių neradau, bet panašus dizainas 30. Na, aišku, čia biškai jau. Tai bandysim 25 įdėti. Už šitą mokėjau svarą, metalinis. Tikėjaus bus brangesnis, bet yra tokių. Čia toks štampovkė gaunas. Nieko ypatingo, bet internete 7 svarai ir yra keli. Tai nieko gero su šituo. Bet reikia bandyti. Šitie rutuliukai. Brangiausias pirkinys šiandien. Mokėjau 10 svarų. Tokios firmos yra nemažai. Thomas Taylor. Bet va čia JR šito simbolio neradau. Tai 40 tikrai gausiu, bet yra įvairių kainų, net ir 200. Nemažai. 3 dydis. 1 dydis, man atrodo, yra brangiausias. 1 dydžio brangesni. Aišku, reikia apžiūrėti, kad nebūtų įskilimų ar kažkokių duobių. Tai vat. Ir šitą dėžutę dar paėmiau už porą svarų. Panašią esu pirkęs anksčiau. Šito tik sunkesnė. Susidėjo dokumentams. Nieko nerasta. Svarbu raktas yra. Tai va, šios dienos radiniai. Ai, ir dar vienas iš paskutinių mano pirkinių už svarą kompaktams susidėti dėžutę. Esu tokias 2 pardavęs. Po 15 maždaug. Tai geras radinys. Ir ką, pažiūrėkime, ką išėjo parduoti paskutinę savaitę. Šią savaitę išėjo parduoti 10 prekių.
Pirma būtų krepšys, Comfort Padded Handle Pouch. Nelabai žinau, kam šis skirta. Parduota už 21 svarą. Toliau Hot Wheels Monster Truck. Nupirktas už 17 svarų. Sony CD ir kasečių grotuvas. Šitą buvau pardavęs prieš kelias savaitės. Gavau laišką, kad neišeina radio bangų ten pagauti. Tai aš paaiškinau. Parašiau taip ir taip, nes tokį patį naudoju pats. Po to dar klausė, kodėl kolonėlės negroja. Tai parodžiau, kad reikia čia prijungti raudoną juodą. Žodžiu, vis tiek parašė, kad neišeina. Negroja garsiakalbiai. Radijos nepagauna. Tai grąžino. Aš kai tik gavau, iš karto pasijungiau, viskas groja, radiją, kolonėlės, nusiunčiu nuotrauką dar. Tai atrašė, kad man nepavyko. Nu, galvoju, nepavyko, tai nepavyko. Prieš tai buvo parduotas už 15, turbūt siūlė pasiūlymą. Šį kartą buvo keltas už 22, tai pilną kainą ir nupirko. Toliau laikrodukas nupirktas. Toks įdomus dizainas. Pagaminta Japonijai. Nupirktas už 18. Diržas. Wrestling. Pasiūlė už 9, buvo keltas už 11, tai sutikau. Toliau šitas laikrodis. Žmona buvo įkėlusi jį už 25. Aš tą pačią dieną ar kitą pakėliau kainą 35, nes jie gana brangus yra, kadangi dedasi kompaktai ir šiaip jungtis yra, HDMI, daug jungčių, bet jisai yra įbrėžimas ant ekrano ir kampas įskeltas. Tai 35, pilną kainą nupirko. Toliau šitą mašiną, Honda Civic, iš filmo Fast and Furious. tą pačią dieną, kai įkėlėm į eBay, sulaukėm keletą pasiūlymų, 10 ir 15, aš jiems nusiunčiau 18, tai tylu ramu buvo, bet nupirko vėliau už pilną kainą 25, kadangi trūksta spoilerio ir veikdrodėlių nėra, stiklas įdaužtas ir stogas. Šiaip jų kainos, jeigu tvarkingas, virš 100. Tai tikėjomės 20 gauti, kėlėm 25, pilną kainą nupirko, džiaugiamės. Kolonėlė parduota. Čia turbūt jungiasi gitara, ausinės dar.
Iškeliavo 40 svarų. Parduota Lego, 2 figūrėlės. 2 figūrėlės nupirkau. 15 svarų 30. Ir paskutinis sentinukas. Sony DVD grotuvas. Su SCART jungtimi tiktais. Priekį dar USB yra. Parduotas už 20 svarų. Taigi visi siuntiniai 10. Visai neblogai. Ačiū, kad žiūrėjot, bičiuliai. Nepatingėkit paspaust like. Būtinai sekite kanalą. Ir susigirdėsime už kelių dienų.